dalykas, buvo upelis ir aš sudėjau limonadą. Ir važiuoju. Tai aš greitai lenktynės baigiau, todėl kad žinau, kad yra limonadas. Bet važiuoju plentu, ten smala būdavo, ir dūmai plėždavo, padant. Tai vėžės lygiai. Vitalį tik tai duok ratą vyrams, nepadėk. Ratą čia Valdas dabar visiems duoda, aš paskutinis važiuoju. Matot, mes pakaustytai. Tai aš jau girdžiu. Bet taip nepavaikščiotumėt, ar ne? Ne, šiaip tai su jais vaikščioti galima. Greitai nusibaigia, kai vaikštai. Kaip? Nu va. Ir su šalmais, aš girdėjau pagal taisyklės, nuo 16 ar 14 iki to galima ir be šalmų. Genrikai, mes karbūzą ant žemės, ne, tai lygiai tas pats su galva būna gerai eina. Aišku. Ar šiltesnė? Tu neturi šalmo? Turiu. 3. Ar tu šalmus suskaidžiuvat? Dieną numinat, ar kiekvieną dieną Ne, važiuojat? kiekvieną dieną nevažiuojam, važinėjau, aš tai važinėjau, matot čia. Tai šlamas? Nuo 25 iki 5. O per savaitę 3 kartus. Iš kur jūs turite tiek jėgų? Nežinau, klausykit. Vaizdiko buvimą. Profesionalus krosnis rėmas, bet jisai mažai, tu gali Tai gravę. ką, prie ūkio tada dirbat, ar ne? Ne, ūkio, gavau. Realiai tai čia skirtumas yra tik ratas. Būta, bet ant šiškių. Geometrija. Ta, geometrija yra. Matau, platesnis prasvietas ir viskas. Jo. Šiaip tai krosinė geometrija, jisai kažkaip Nuo kalno ir gerai leidžiantis. Promenų. Prasti reikia. svoris virš 91, 92. Tai jūs Mane 105. Na jo, aš kažkaip tai nežinau, suvalgiau man, supranti, padagrį ir davė antibiotikų kažkokį, tai ten padarė komplektą, blembački, šakės, po to supranti, tinksti, supranti, neišeina skyšiai ir kažkas blogai. Ypatingai koja, kelienai, supranti. Osvaldas atriuštas. Padagra ir iškinės. Ten bėda yra. Ten kažkas tai daugiau. Ten esminis dalykas yra papasakos, bet va pavyzdžiui dabar, ne, tai jums čia dabar bus toks kaip prasivažiavimas su draugais, ar ne? Klausykit čia, Tai man smagu labai malonu, tik aš norėjau čia, pas mus yra labai stipriai suprantu. Aš taip vėliuosi suprantu. Ir nueini ir yra problemų iš tikrųjų. Tai jam pasakysiu, kad šiandien nevaryti stipriai, todėl kad mes galim, žinot, kad kas reikia žiūrėti, kas yra stipriausias visada, bet kas ant kažkokų, Jau už paskos. tai iš paskos Kažką ten davė su... Kaip jisai... Tai čia baisiau negu antibiotikai. jeigu kokią vietą darbą padarysi, vėjas ant pučia, Vienu žodžiu. tai paprašysiu, kad Edmas nevarytų. Šiandien mes neatsiliksim. Čia Valdas padarė. Nevažiuosim niekad. Niekam nebus kokių, žinai. Tada aš persakysiu. Tave sako, Kad šitie... Ir naikintuvas, nu naktį tai čia nelabai kyla. Ne, naktį nevarai skrydžių. Mes pravažiuosim kokius 10. Važiuoju, važiuoju. kaip jie turi važiuoti? Ar nu ne, nu niekaip nepavyks. Ne, man ne. Nu, bėk namo jau, bėk namo.
Valerijus ar Vitalijus? Nu, kietas, aš žinau. Nu, aka. Kur važiuoja? Taip, palauksim, kol atvažiuosiu. Mes važiuojame į kairę, čia, iki žiedo pasuksim į dešinę, ten yra žiedas ir Danino, žiedo apsisuksim ir grįšim. Daug mašinų tenai, intensyvu. Kaip? Labai mašinų daug, šiandien važiavam per ten. Gerai? Rytie visada daug. Aha, gerai. O dabar jie tenai tiesiog mes važiuosim, pagrindė mes važiuojam visur, bus beveik pagrindinis kelias pas mus ir viskas. Dabar jau. Gerai. Mirksiukus užsidedu, buvo nemato be mirksiuko. Čia praktiškai tau, Henrikai, per šitą. Bėk namo, bėk namo. Думай! Руди! Фу! Придумал! Руди! Parsivežkit namo. Nu! Bėgs iš paskos. Kad? Bėgs iš paskos. Bėgs, jo! Kęsto reikia sakyti, jeigu... Gal reikia uždaryti juos? Parvežkit, treneri. Parvežkit juos namo, palauksime. Aš bus apsitarėm tada, kaip važiuojam. Važiuojam taip dabar į kairę, iki rato, ten bus Litos plenti ratas, rato pasuksim į dešinę, čia iki to rato bus sankryžos 2 kilometrai. Žiūrėkit, jeigu kartais aš iš bagažinės filmuosiu, jeigu kartais aš parodau šitaip, tai reiškia truputį atsilikit nuo mūsų, prilietinkit. Jeigu rodau taip, tai truputį arčiau. Gerai? Aš suprasit, jeigu taip, tai arčiau, jeigu taip, tai... Kęstas! Kęstas! Nuvaryk šitus šuniukus, jie bėgsis pas mus mane. Rudi! Rudi! Nuvaryk. Anu, namo. Namo. Namo! Namo. Patrukšnoks mes. Namo. Namo. Nu, namo. Fu, namo, greitai. Eik namo. Namo! Treneri, parsivest turėsite. Tuoj mašinų nėra, galim važiuoti. Atvažiuoja mašina. Važiuoja vėl. Atvažiuoja didelė. Treneri, parveskit, uždarykit, turim gi laiko. Mes palauksime, jo, parveskit, uždarykit. Paskui.
Važiuok šalia treneriuko. Valdai. Važiuok šalia. Bet čia jau turbo veteranai. Aš kaip jau pats jauniausias, 55, tai jau turbo veteranai. Dabar į dešinę suksim. Sarvė. O, bumelis. Šitas daugiau matro. O kaip reikalas yra, įsidėlo. Žiedas bus tada. Gerai. Jo, iš šešėlio išvažiuosim. O jau yra kas veikti, ko jis jau kas? Biškai atsilieka. Atsilieka, Valdai. Vai pasilieka.
Jo, gerai. O tai yra keltas.
Ei! Aš jį išleidom, atsimenu, bet aš neatsimenu, kad jo kartais ir pakalbina į mano ir aš neprisimenu, nes, kas jisai? Neatsimenu, ir aš irgi, kaip tu sakai, atsimenu. Paklaus reikia, tu gali visų klausti, tave visi žino. Aš kaip net nesmagu, vadovų. To nepažinau. Bet to matai, visų kartą praktiškai 10 metų vyresnė. Gerai, ir iš ten atvažiuosim ir atvažiuosim. Čia jau paviršius ne toks, kad reiktų suktis, reiškia, apvažiuojant, žinau. Fotogeniški jūs esate? Taip. Sakau, fotogeniški jūs, kuo vyresni, to žmonės fotogeniškesni, geriau atrodo. Man tai pats jauniausias, žinai. Kad va. Čia pradėta trumpatės linksma. Treneris to tokiuką pavyzdį. Jo, ten nurodymų nedavė kada. Pasisekė. Ne, Kasparas už vairą sėdėjo. Kur už vairą? Čia aptarnaujantis personalas buvo. Mačiukalnikas neįdėtas ir viskas reiškia. Kiek kilometrų tu dabar čia buvo mažai? 5. Ne, 13 kokie, 12-13 kilometrų. Сколько 12? Nu kaip, iki 2,5, ten 2,5, 5, apsisuksi atgal, nu maždaug. Tai net nesupraktikavo. Gerai, įsivaryti. Matvėjus cementavo. Yra. Ai, Matvėjai čia. Yra Matvėjai. Aš skaitau lietuviškom raidėjų Matvėjai. Jau mūsų amžių kilometrų neskaičiuojama kaip ir metų.